Kai pirmą kartą pamačiau Roką, jis mūsų Vaivę vežė į Šiaulius, Vaivos gimtinę, ir labai gerai prisimenu, kai išlipus iš mašinos Vaivai pasakiau, čia tavo būsimas vyras. Atėjote į Dievo namus, kad bažnyčios akivaizdoje prisiektumėt meilę. Meilė daro su mumis keistus dalykus ne akimirką, ne tam tikrą vieną momentą ar keletą sekundžių. Meilė yra mūsų gyvenimas. Ir tikriausiai niekas niekada nepasakys iki galo, ką reiškia, kai Rokas myli Vaivą, ar kai Vaiva myli Roką. Ir meilė, kurią jūs mylite, nėra kažkokia mistiška ar kažkokia iš kitos planetos ar kažkur už Atlanto vandenyno ar kažkur toli. Meilė yra tiesiog žmogus, kuris yra šalia. Matykit vienas kitame tą žmogų, kuriam dovanojat pačią didžiausią savo gyvenimo dovaną – save. Aš, Rokas, imu tave Vaivą, savo žmoną, ir prisiekiu, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, te padeda man Dievas. Aš, Vaiva, imu tave Rokai, savo vyru, ir prisiekiu, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, te padeda man Dievas. Ką Dievas sujungi, žmogus te neperskiria. Tai ponios ir ponai, pasitikite vyras ir žmona Vaiva ir Rokas! Ir norėčiau pakelti taurę ir pasakyti taip. Už mus, už jūs, už svajones ir svarbiausia už mano žmoną Vaivutę.